Sveiki į mano podcastą One Way vienas kelias. Labai malonu, kad prisijungiai. Šiandien aš kalbėsiu apie savivertę ir savigarbą ir tiesiog pasitikėjimą savimi. Pirmą kavos atsigersiu, nes labai karšta kambarį. Mano vardas Greta ir šiandien kalbėsim apie savivertę ir pasitikėjimą savim. Aš manau, kad čia labai didelė kaip sakant, tema. Manau, kad mes visi turim iššūkių su šitą temą, su šitom emocijom galbūt, nes mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur viskas tik tai apie išorinius dalykus, kaip atrodai, kiek pinigų turi, kokią karjerą turi, kokią mašiną tu važiuoji, kokius namus tu turi, ką dar. Visada į tos dalykus žmonės žiūrim ir mes norim tų išorinių dalykų ir aš manau, kad čia nenaujas dalykas. Čia jau iki pat pradžių dienų buvo taip pat, kaip prasidėjo pasaulis, tiesiog mūsų akis visada nori gražiai atrodyti, gerai atrodyti, pasirodyti prieš kitus, parodyti kitiems, kaip gražiai mes gyvenam, kaip viskas tobulai turi atrodyti. Ir iš vienos pusės tai nėra blogai, norėti gerai atrodyti, ar turėti gerus dalykus, arba turėti pinigų, bet dažnai tai pasidaro kaip stabas ir Dievas, ir tada mes labai nukreipiam mūsų savivertę į tos dalykus. Ir jeigu mes neturim to, arba atrodom kitaip, tada mūsų savivertė labai krenta. Ir aš noriu jums pasakyti šiandien, kad tie dalykai, jie turi net nieko bendro turėti su mūsų savivertė, kaip mes atrodom. Aš manau, kad jauna moteris labai lengva žiūrėti į tos dalykus, labai lengva žiūrėti į išorę. Ir aš kaip augau, aš biškį papasakosiu, aš kaip augau, aš labai turėjau daug iššūkių su savivertė ir aš visada norėjau atrodyti kaip kitas, aš niekados nesijausdavau graži ar, nemylėdavau save ir visada kritikuodavau, kaip aš atrodau, tas negerai. Ir čia, ta išorė, o irgi kritikuodavau, kaip mano gyvenimas turi atrodyti, kiek pinigų aš turiu turėti, kaip aš turiu siekti tuos dalykus. Ir visada man buvo toks, visada mintyse tos mintis ir taip tamsu būdavo kartais, kad, atrodo, jeigu tik aš kitaip atrodyčiau, ar jeigu gyvenimas kitaip atrodytų, jeigu daugiau atostogų važiuočiau kaip kiti, ar labai norėdavau išspręsti tas problemas ir labai buvo, labai sunku būdavo, nes aš neturėdavau į ką žiūrėti, į ką kreiptis, susitvarkyti tos dalykus, išspręsti tos dalykus. Ir einant mano kelią su Dievu ir turėdama santykius su juo ir tikrai, kai pradėjau dėti tos žingsnius, kad aš noriu eiti toliau su Dievu ir aš noriu skaityti jo raštą, suprasti, per koks Dievas jis yra. Aš po biškį pradėdavau suprasti, kad jeigu aš einu su Dievu, va tie dalykai, jam nerūpi, jam iš vis nerūpi tie dalykai. Dievas mus sukūrė tobulai, kiekvieną žmogų, jis tiek visas detalės sudėjo dėl mūsų ir jis viską taip gražiai sudėliojo ir tie standartai pasaulio, jie visada keičiasi. Tai aš pradėjau po biškį suprasti, kad,
tie pasaulio standartai, aš negaliu ant jų remtis, nes jie pastoviai keičiasi ir pastoviai arba aš įkrentu į tos standartus arba ne. Ir tada labai žaidžia su saviverte. Ir aš kai pradėjau skaityti jo raštą, aš taip rimtai pradėdavau suprasti, kaip man 16, 17, 18 metų buvo. Per tuos 3 metus aš manau, kad mano savivertė labai pradėjo keistis. Nes aš tada supratau, kad iš vis tie išoriniai dalykai, jie nesvarbus. Kas yra svarbiausia, yra mūsų širdis. Koks aš esu per žmogus. Nes čia Dievui yra svarbiausia, va tie dalykai pas mus širdį. Ir tu neturi būti gražiausias ar gražiausia iš visų, ar turėti geriausią mašiną, ar geriausias namus. Dievas tik tai nori mūsų širdis ir čia yra svarbiausia, kokia mūsų pozicija, ar aš tikrai myliu žmones, ar aš tikrai dėdu Dievą virš visko. Ir tiesiog koks aš esu per žmogus, ar aš pykstu ant visų, ar aš kantri. Va tie dalykai yra, kaip aš skaičiau raštą, kas yra Dievui svarbu. Ir aš manau, kad čia yra labai svarbu tą dalyką suprasti, nes mes galim būti labai tamsioj vietoje, jeigu mes nedėdam mūsų mintis, mūsų tą supratimą ant Dievo žodį. Nes pasaulis visada keičiasi ir aš nežinau kaip jūs, bet man tai yra labai vargas. Atrodo, vienas trendas ateina, tada išeina, tada atrodo nusipirki batus ir jau su visais sutapai ir tada po savaitės naujus turi pirkti. Ir toksai pastoviai toks siekimas būti kaip visi. Ir tas visada keičiasi. Kaip atrodai, kokia figūra turi atrodyti. Visada keičiasi kiekvienais, net kas 5 metais. Ir tie visi, kur mes žiūrim ant, jeigu turit socialinės tinklus, tai yra labai lengva įkristi į tuos standartus, kur jie rodo, tie visi celebrities, žvaigždės, kur dėda, kaip jie atrodo, kaip viskas turi atrodyti, kaip jie važiuoja atostogų. Mes labai tada galim įkristi į to, kaip mūsų gyvenimas turi atrodyti. Tai jeigu tos žvaigždės va taip atrodo ir visi nori tada paskui tapti kaip jie, ir čia ne tik merginom, čia yra ir vyrams, ir bernams, tai yra labai didelę įtaką daro tie socialiniai tinklai, kad va taip turi vyras atrodyti, va taip turi turėti daug pinigų, turi turėti patį geriausią mašiną, tu turi būti pasiruošęs, stiprus, Ir tada tada vyrai tada ieško ir bėga paskui tos dalykus, o širdį, kaip sakant, pūna, nes ten tiek purvo yra, ten tiek, kaip sakant, insecurities lietuviškai. Neradau tokio tikslaus žodžio lietuviškai, bet insecurities, tai pastoviai nesaugus savyje. Tu pastoviai nejautiesis confident. Nežinau, Google Translate man parodė, kad confident yra pasitikintis žmogus. Tai tu žodžiai visada jautiesis, kad, tiesiog neturi to confidence, aš naudosiu tą žodį, nes lengviau ir geriau pasako. Bet jo, tu visada ieškai pripildyti savo tą savivertę, tą tuštumą. Ir kaip sakau, tas pasaulis viską, ką dėda, tai tu tik tą turėk, ir tu tik tą turėk, ir tu būsi pilnas, ir tu būsi confident, ir tu būsi toks vyras, ir tu būsi tokia moteris.
Ir aišku, tie dalykai yra gerai, bet jie turi būti, savo vietoj. Jeigu tu... Aš tikrai nebūčiau tokia moteris, kur aš esu šiandien, jeigu neeičiau pagal Dievo standartus. Aš visada būčiau tuščia, aš visada būčiau tiesiog, neturėčiau tą savigarbą, savivertę ir tikrai man asmeniškai Dievas parodė, kad tu turi ant manęs remtis, Greta, tu turi ant manęs nežiūrėti į tos standartus pasaulio, bet žiūrėti į mane, žiūrėti, ką aš turiu tau paruošęs. Ir aš kai pradėjau skaityti jo raštą, aš tada supratau, eik tu sau, čia iš vis man nereikia kreiptis į tos dalykus, išorinius, kaip aš atrodau, kiek pinigų turiu, kokią karjerą aš turiu. Man reikia tik tai kreiptis į Dievą. Ir kas tai reiškia, yra tiesiog kreiptis į jo žodį, ką jis sako apie mane, ne ką pasaulis sako apie mane, kad aš to neturiu, kad aš va taip neatrodau, bet žiūrėti, kaip Dievas sako apie mane. Ir jis mus visus sukūrė tobulai. Ir kaip tu pradėti su juo bendrauti, tu tada supranti, kad wow, ateina toks vidinis confidence, nes tu supranti, kad mano vertė ateina iš vidaus. Kaip aš jaučiu apie save vidun, taip ir aš ir atrodysiu kitiems. Ir pasaulyje labai daug dėda tų manifestations, tų crystals, ir tu tik užsirašyk 100 kartų ir tu būsi toksai žmogus, arba tu, kaip sakant, investuok į save, eik į džimą, eik į saloną, darykis nagus ir darykis plaukus kas savaitę, ne? Ir tie, kaip sakant, nėra blogi dalykai, bet paskui pasidaro toks Dievas, paskui tu jautiesis, jeigu nagus nepasidarai, tu tokia negraži, jeigu plaukai nepadaryti, tu negraži, arba ten, jeigu daug pinigų neturi, tada irgi jautiesis nevertas toksai. Ir pastoviai tu turi sekti paskui tos pasaulietiškus standartus. Ir tai yra vargas. Aš tau sakau, tai yra vargas. Tai yra toks vargas, nes aš bandžiau tai daryti. Aš visą gyvenimą iki kol neturėjau tos santykius į Dievo. Aš pastoviai ieškojau tų dalykų, kad pripildytų mane, kad aš jausčiaus verta. Ir mano vertė visada niekados nepripildytų mane, nesvarbu kaip atrodytų, ar kaip viskas iš išorės atrodytų, vis viena viduje aš jausdavaus tuščia. Ir ką mes dėdam į save, tuo mes ir tapsim. Čia yra, manau, svarbiausias, kaip sakant, mintis, kur mes turim suprasti, kad jeigu aš dėdu į save pastoviai tuos modelius, arba tas mašinas, arba kaip tas išorinis gyvenimas turi atrodyti, aš paskui norėsiu sekti tų dalykų. Aš paskui norėsiu, mano fokusas nebus ant Dievo ar mano vidus, tai bus ant tų išorinių dalykų. Ir todėl socialinės tai yra, geras, aišku, socialinės turi daug gerų dalykų, bet iš blogų tų dalykų, tai tiesiog ką jis kiša mums į mintis, ką mes matom, ką mes girdim. Ir net jeigu ta muzika, kur mes klausom, jeigu tu esi, nesvarbu kiek tau metų, jeigu tu klausai muzikų, kur yra negatyvi, arba kalba apie kaip moteris turi atrodyti, ne? Arba kaip vyras turi atrodyti, koks jo gyvenimas turi atrodyti. Tai jeigu mes klausom pastoviai tos dalykus, mes aišku tapsim ir mes paskui norėsim tų dalykų, nes mes galvojam, wow, jeigu visi turi tuos dalykus ir jie va taip gyvena, tai tada aš turiu. Ir jie neduoda mums laimę, jie neduos tau tą džiaugsmą, tą pilnavertumą, tą
ta savigarba, savivertė, kur tu nori, tik tai Dievas gali duoti mums tai, nes Jis mus sukūrė tobulai ir jeigu mes žiūrėsime jį, klausėm jo, Dieve, kaip man suprasti, kaip tu mane sukūrei, tada Jis tikrai parodys ir jo raštas apie tai rašo, jo raštas apie tai rašo ir rodo mums, kad Jis tobulai mus sukūrė ir ten parašyta, kaip vyras turi atrodyti, kaip žmona turi atrodyti, kad ta savivertė, tas viskas eina iš vidaus, yra mūsų, kaip sakant, confidence. Va čia yra svarbiausia. Ir man kažkaip, kai pradėjau eiti tą kelią, aš tada supratau tiek daug dalykų. Ir vienas iš tų tai yra, ką aš šneku apie save, to ir tapu. Ir čia tas pats, ką aš dedu į save, to ir tapu. Mūsų savivertė, savigarba svarbiausia yra, kaip mes galvojame apie save. Kaip sakant, šitas pasaulis labai dėda tą self-love, ne? Tik mylėk save ir tada tu būsi pripildyta. Ir man visada buvo taip sunku suprasti, nes kaip aš galiu mylėti save, jeigu aš taip atrodau? Kaip aš galiu mylėti save, jeigu mano gyvenimas va taip atrodo, ne? Kaip mes galvojame apie save, kokias mintis mes turime apie save, tai yra labai svarbu, labai svarbu. Pavyzdžiui, tie laikai, kur aš sakydavau, kaip aš žiūrėdavau į veidrodį ir sakydavau, o čia negerai, va tas negerai, o jeigu va lūpos būtų kitaip, arba nosis, arba akys, žinai, ir pastoviai tas, aš kokie negraži tie žodžiai, kodėl aš tą neturiu, Dieve, kodėl mano gyvenimas va taip atrodo, kodėl aš neturiu pinigų, kodėl mano gyvenimas neatrodo kaip kiti ir pastoviai tos mintis eina ir aš žiūrėdavau veidrodį ir kaip sakant, tiesiog negatyvius žodžius ant savęs pastoviai. Ir aš noriu pasakyti, kad čia nėra Dievo valia tau. Jis, kaip sakant, čia yra, tu keiki, ką Dievas sukūrė ir Dievas sukūrė tave tobulai. Gal tu neatrodai kaip pasaulio standartus, gal tavo gyvenimas iš vis kitaip atrodo. Mano tai tikrai, aš žinau, kad aš nepritampu prie daug pasaulio standartų, bet mano vertė neateina nuo to. Ir jeigu aš pastoviai sakau, aš negraži, aš turiu keistis, aš noriu tą pasikeisti, tada aš pastoviai tokioj negatyvoj erdvėj, man pastoviai tokios mintis ir priešas nori, kad tu pastoviai taip galvotum, jis nori, kad tu būtum tamsoj vietoj. Ir aš labai dabar taip sakau, tiesiog daryk tą ir tau bus lengvai. Ir čia yra labai sunkus kelias ir aš tikrai negalėčiau turėti tą savivertę, kur aš dabar turiu be Dievo stiprybės ir be Dievo rašto. Ir aš tikrai melsdavausi, aš užsirašydavau, kaip sakant, maldų sąrašą, kad aš norėdavau būti confident. Ir tikrai, ir Dievas man parodė, kaip turiu tapti. Ir Dievas tau asmeniškai parodys, gal tu turi muziką sustoti klausyti, kur tau pastoviai dėda tos standartus, arba gal tau tiesiog socialinius turi įsitrinti, arba tiesiog padaryti tokį kaip challenge, kaip pasniką, tiesiog nesakyti daugiau aš negraži arba kodėl aš to neturiu. Tu gal turi vieną frazę, kur tu pastoviai savo sakai. Ir gal Dievas tave ragina šiandien tiesiog padaryk tą sprendimą, kad tu daugiau nesakysi. Ir tu pamatysi, kaip tavo gyvenimas keisis, nes gyvenimas priklauso nuo mūsų sprendimų. Jeigu mes darom sprendimus, kad įtakotų mus negatyviai, taip ir mūsų gyvenimas atrodys. Jis bus tamsus, jokio laimės nebus, tu būsi vis pastoviai tuščia, pastoviai norėsi ieškoti tų dalykų, o Dievas sako, ir Dievas ragina mus,
kad keistume mūsų mintis. Ir jis sako, Dievo žodis sako, kad mes kaip priimam jį, mes gaunam naują supratimą, naujas mintis ir naują širdį. Ir jeigu jis taip sako, ir jeigu mes norim priimti tai, mes turim pradėti ir keistis, nes jo žodis, jeigu sako, kad mes esam verti, mes esam tobulai sukurti, mes turim taip ir tikėti ir savo ir kalbėti tuos dalykus. Ir jo, aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir paskutinį dalyką, kur aš noriu pakalbėti apie tai, apie savivertę ir savigarbą ir pasitikėjimą savimi, tai yra, noriu išklausyti tavęs, koks tavo pamatas, ką tu galvoji yra graži moteris ar gražus vyras, jeigu tu vyras ir klausaisis. Ką tu galvoji, kaip atrodo toksai žmogus, kur turi pilną savigarbą ir savivertę. Kaip tu manai tai atrodo tau? Ir aš kai buvau 18 metų, man labai buvo iškreiptas tas pamatas. Nes aš pastoviai žiūrėdavau į pasaulį gauti tos standartus. Aš visada galvodavau, kad tas žmogus, ta moteris arba vyras, tai jie turi viskas ant išorės padėta ir visi tie standartai buvo iš išorės. Ir aš noriu pasakyti, kad kaip aš pradėjau suprasti, kad tai yra netiesa, kad žmogus, kur turi tą savivertę, tai yra jo pamatas yra ant Dievo žodžio ir ant ką Dievas galvoja apie juos. Ir tai keičia viską. Jeigu tu dėsi savo savivertę ant Dievo, tavo visos mintis, tavo visas gyvenimas pasikeis. Ir aš tikrai galiu paliudyti, kad tas žmogus, kur aš esu šiandien, tai yra niekas, kas iš išorės taip aš prisižiūriu ir tie dalykai yra gerai, bet tai yra antroj vietoj. Man svarbiausia yra, ką Dievas galvoja apie mane. Ir tikrai aš neprisimenu praeitą kartą, kaip aš pasižiūrėjau į save ir galvojau, o kokia negraži, kaip aš neturiu to. Ir čia yra realiai tik tai Dievas, nes aš pastoviai kritikuodavau save. Ir čia yra Dievas ir jis tikrai mane išgydė ir pakreipė mano širdį ir parodė man, kad jis yra svarbiausia ir ką jis galvoja apie mane. Tai jo, ačiū, kad paklausei ir turėk gerą savaitę ir tikiuosi, kad Dievas bus tavo pamatas, tavo savivertei. Ačiū, kad klauseisis. Viso gero, ate!